atostogos jau į pabaigą. Atsibodo gulėt. Įdėgėm, perdėgėm, vėl įdėgėm. Super. Važiuojam, pasivažinėsim dabar po vietovės, pažiūrėsim, ką čia gero galima pamatyti. Va, varom į galę ir pažiūrėsim. Mūsų tuktukai vietoj. 3 tuktukai yra, dar vienas atvarys. Pinigėlių kioske išsikeičiau. 6000. Turi pinigų, krūvom, varo į galę. Lekiam. Visi keleiviai pasiruošę. Biškį kamštis. Niekas nenori mūsų išleisti taip lengvai. Bet niek, kaip nors išvažiavom. Keliukas šitas geras. Jau gali miestas, daugiau tvorų. Čia jau biškį didesnis miestelis, jau kitokie pastatai. Įdomiai. Kažkas vyko, kažką sulaužė čia. Greičiausiai audros vakarykštės. Čia galės portas. Uostas. Hey, the one way. Važiavom į patį uostą. The Galaxy Port. But it is quite big city, I see. Yeah? Big city outside, local market. Privarėm iki pat jau Švyturio. Biškį pasivaikščiosim. Uostas. Tuoj, eisim pažiūrėti į vandenyną atvirą. Koks grožis. Ar ne? Šo. Visai įdomiai. Turistų nemažai, eisim čia po tą. Tas gatvelis nemažas buvo uostas. Olandai pasistatė, buvo nebloga. Uostamiestį. O, ant stogų fazanai. Молодец. Gatvelės uosto. Įdomios gatvelės tokios. Čia jau tikrai turistinis miestelis. Tik lietus jau prasidėjo. Lauke šilta, bet lyja. Eisim kažkur, gal pavalgysim, kol nustos lyt.
esam pirmoje linijoje gynybinės sienos, užsisakėm valgyt. Spicy, not spicy. Čia kažkur gamina, kur neaišku. Bet gamina valgyt. 1, 2, 3. Va, užsisakėm maistelio indiško. O čia tai bus. Bet palauk, pagėlė 1, 2, 3, 4, 5 krevetės. Nebuvo parašyta. Man reikėjo. Labai keli. Išbandymas. Maistelio. Štai karinukė. Lietus baigėsi. Į apžvalgą miesto. India Hut. Ok. Nu, čia vienas iš tokių mum priimtesnių miestelių. Gražus, švarus. Turistų yra. Gali. Neblogas tikrai. Tie pastatai. Pasirodo ir mokykla čia yra. Aišku, neaišku, kaip čia visi mokinasi, bet tikrai čia jinai yra. Įdomiai. Čia kaip ir Indijoje skelbia turbūt kelintas, kuris yra mokinys, kur daugiausiai surinkęs taškų. Tai ir čia taip skelbėsi. O čia visi žino, kas įprotingiausias. Įdomiai pas jūs. Gražiai labai atrodo. Visur gatvelės ant gatvelių. Lankėm uostą. Nu, įdomus. Vienas iš vietų, kur irgi reikėtų aplankyti. Pamatyti, jeigu būni netoli. Tai įdomu.